Tai labai svarbu suprasti, kad toks elgesys tikrai yra natūralus keliais gyvenimo tarpsniais. Pavyzdžiui, kuomet vaikingos patelės laižo savo naujai gimusius šuniukus arba valo jų išmatas. Taip pat augantys šuniukai dažnai domisi aplinka ir viską uostinėja, nori paragauti, todėl būtent tuo metu taip pat gali pradėti ėsti išmatas. Ką daryti, jeigu suaugęs šuo pradeda valgyti išmatas? Tai gali būti požymis tam tikrų elgesio ar sveikatos sutrikimų, tai keletas jų yra. Nerimas, tai jeigu šeimininkas naudojasi bausme ar kitais griežtais metodais už pasituštinimą namuose, dažnai šunys išsigąsta ir norėdami paslėpti tuos įkalčius, suėda savo išmatas, tačiau už tokį elgesį lieka dar labiau nubausti, o tai tampa tam tikrų užburtų ciklu. Parazitai. Tai žarnyno parazitams augant taip pat reikia maisto, o dėl to bręstant augintinis praranda daug maistinių medžiagų. Taip pat tai gali būti nepakankamas maitinimas. Reikėtų įsitikinti, kad dienos norma atitinka gyvūno svorį ir aktyvumą. Bet dažniausiai tai vyksta nebūtinai todėl, kad jam trūksta kokių nors vitaminų, bet yra todėl, kad gamtoje taip yra sudėliota, jog yra gyvūnų, kurie yra karporofagai. Dažniausiai didžiausia to rizika yra užsikrėsti įvairiais parazitais. Tai ką tuomet daryti? Tai tokiu atveju reikėtų suduoti tam tikrų specialių papildų. Tai būtent tokių papildų subalansuotas natūralių ingredientų derinys padeda palaikyti skrandžio rūgštingumo balansą bei užtikrinti virškinamojo trakto apsaugą nuo sudirginimo, dėl kurio dažniausiu atveju augintiniai įprastai ir pradeda ėsti žolę arba savo išmatas. Tai tikrai nereikėtų dėl tokio dalyko jaudintis ar nerimauti, nes dažniausiai tai nutinka net apie 90% šeimininkų, tačiau jie tai nutyli, kadangi jaučia kažkokią gėdą. Tačiau tikrai reikia tiesiog žinoti, ką reikia daryti tokiu atveju ir laiku suduoti tam reikalingus papildus.